Sveiki, gyvi. Tai krapštydamas kompiuteryje netyčia užmačiau nieko nematytas, nieko nerodytas, visokių video. Tai bet važiavom pavasarį į Kuršių neriją ir filmavau 4 dalių video ir dėja vieną dalį pamečiau. Tai liko 3. Ir dabar tai padarysim iš 3 dalių, 3 video tikėtina. Ir tai varom į video. Tai šiandien pavalgom ir važiuojam į Nidą. Šiandien laukia tokio ilgumo kelias. Ja, čia visai ilgas. Tai greitai atvažiuosim. 29 minutės rašo. 3 kilo. Nice. Dabar važiuosim į Nidą. Lekiam. Atvarom. Tai dabar eisim iki Kopos Nidos. Paskutinį kelią laikrodžio saulės. Saulė šviečia. Nu va. Gražu. Paskui eisim prie jūros. Ai, tai šiandien gal, jeigu turėsiu biškį laiko, tai galėsiu aprodyti. Vakar buvom ten prie jūros, tai prisirinkau ten kriauklyčių akmenukų. Gintarų gan daug radau, bet mažesni tokie. Tai galėsiu gal parodyti, jeigu atrasiu laiko. O dabar žygiuojam į kopą. Nu jo. Pasiekėm asfaltą. Dabar jau liko labai nedaug šluoti. Jie atvykę į Parnidžio kopą. Aukščiausia kopa Lietuvoje. Pasižiūriu. Labai gražu. Saulė šviečia, šilta. Puiku. Draugelis. Sveiki atvykę prie saulės laikrodžio. Su GoPro. Pažiūrėkit, koks grožis. Žiūrėkit. Parnidžio kopa. Prašau. Sveiki. Jo, čia Parnidžio kopa. Žiūrėkit, Ten kačiukai. apačioj mirties slėnis ir dar kačiukai. Gražu. Pabandykim tai šiandien padaryti. Rugsėjo 2 diena, rudens lygiadienis, Švento Apšautalo Mato diena. 5, 6, 7. Žiūrėkit, kažkai daug, ką čia reiškia. Gal pasižiūrėti reikės paskui. Saulė man šviečia. Čia gražu viskas. Man grožis. Tai šiandien bus gera dienelė, tai kad grįšim pavargę. Dar paskui laukia jūra. O, taip. Paseisim, dar ką nors pasirinksim. Gerai, žygiuojam toliau. Opa! Pažiūrėkit, kokių kelių paprasą. Mano batai tvarkingi. Puiku.
Rašo žemyn, bet mes einam tiesiai. Gal čia neuždrausta nieko. Šiaip tai rytoj varysim šiandien prie Nidos kažkokį žygį ten praeisim. Ir jūra! Tai šiandien biškį prie jūros. Ai, nu tai kon. Puiku tiesiog, smagumėlis, smaginamės, atostogaujam. Gerai, žygiuojam toliau. Atsiveria kraštovaizdis. Pražau. Ten marios. Man tai ten kaip jūra, bet sako marios. Tai marios. Gerai. Mes einam biškį atgal paeisim ir kažkur čia nušuksim, leisimės Dežemą, paskui eisim ten kažkur į Mirties slėnį, man atrodo, jeigu neklystu. Tai smagu. Mirties slėnis. Tikėkimės išgyvensim. Žiūrėk kaip. Škam per smėlį. Pažiūrėkit, kaip čia viskas. Saulutė šviečia, kaitina saulė, kaitina mus. Nu ko, pagaliau mano noras išsipildė. Vai čia gražu. Čia gražu. Marios. Kaip jūra neskrenta, dabar nesimato. Saulė šviečia ir kaip per miglą. Labai fainai, gražu. Tuoj lipsim į kopą. Čia jau pamatė, kad mes vaikščiojame dabar. Pažiūrėkit, koks smėliukas. Kaip padarė vėjas. Gražiai. Bomba. Saulutė išlindo. Sėjau kaip praeitą. Nu va. Šliupom mini kopas. Tai aišku, tokia kopa, tai žinot. Turiu idėją. Aš nučiuošiu. Lengva. Nu ko, artėjom prie miškelio. O jeigu miškelis, reiškia, artėjom ir prie jūros. Nice. Nu tai kas čia toks. Prasėjom, atsisveikinam čia su šitais, su... Nu žodžiu. Nu ką, atsisveikinam su visais šitais piliakalniais ir kuom čia. Kopom visokiausiam, labai smagu čia buvo. Ir grįžtam į mišką. Ir dabar reikia praeiti šitą miškelį ir susitiksim tikriausiai prie jūros. Nu, tikėkimės, daisim. Einam. Smagu. Labai gražus vaizdai. Vaikštom. Miškas, medžių. O, jau mums čia labai netoli, mes čia įsimaisim miškeliu tokiu takeliu, vat. O tokiu, vat. Ir paskui ten pereisim kelią ir jau biškį paeisim ten dar kažkokiu takeliu. Ir bus jūra. O taip, jūra. O Kaip įdomu, čia negalima eiti stopus net. Oi, mes tikrai nedarom nieko blogo, tik tai einam čia. Viskas čia gerai, viskas, nekreipti dėmesį. Naktim šviesiau, nei žiemą dieną atvirais langais. Tavo kaimynai miega dviračių takais. Gražuolės rieda parkuose vėjas ir suoliukus nusėda iki paryčių. Iki pirmų šlavėjo, tol kol neateis rugsėjis. Vėl šypsos veidai nuo žurnalų,
Šventieji virš debesų pro langus žiūri, tirpsta žvakės ant stalo, jūreiviai grįžta namo, o mes prie jūros. Nu, pajūriai. Ir šilti kaitę smėliukai. Geriau eisim link mašinas. Tai dabar grįšim namučiu, pavalgysim vėl prie jūros. Tai susitiksim prie mašinas. Nu, tai dabar prie mašinos esam ir susitiksim dar kažkokie tai kopai. Okay. Nu ko, atvažiavom prie Vecio Krūgo kopos. Tai čia dabar 1 kilas ir 300 metrų. Atvažiavom. Lipam dabar į kalną. Labai sunku. Jo, labai sunku. Ir dar liko 700 metrų. Tai vat, iki bokštelio, kur bus apžvalga, galėsim pasižiūrėti, kas ten yra. Čia Krūgo kopa. Nu jau, kraštovaizdis gražus. Gerti jogurtiksą. Skaniai pagersim jogurtiksą ir lėksim atgal. Jogurtiksas. Opa. Išgėrėm jogurtiksą, suvalgėm 2 pavyksos. Na ką, o dabar einam atgal ir susitiksim namuose. O, guliu aš pripampęs jogurtikso. O, pilnas dabar, pilvas. Nu, tam atvažiavom čia į Karmoranį, ten kur gimdo. Einam, užlipsim, pasižiūrėsim, kas čia tokio. Taip? Patų stogo. Pažiūrėkas didelis. O, girdite? Aha. Dabar pasiruošim ir varysim prie jūros vėl. Ten, kur buvo vakar, eisim ten palei jūrą. Nu ko, nešėjom lauką. Šokam mašiniuką ir lekiam prie jūros. Nu, varom prie jūros. Vėjukas, kaip visada, šilta, gera, gražu. Einam. Čia va tai va, eini. Ir ten jūra matys. Nu ko, saulutė leidžiasi, o mes žygiuojam link namuko. Nu, ne tai, kad namuko, iki mašinos stovėsim ten, tai kažkur apie 3 kilus, gal ir daugiau.
tolimesni planai, tai rytoj važiuojame žygį, ten turbūt palei Kuršių neriją. Praseisim iš ryto, paskui grįžtam papietaujam pagal planus ir lekiam gal prie jūros. Tai rytoj gali būt, kad paskutinė diena kaip jūros arba dar varyti. Na, tai gerai, tai dabar susitiksim prie mašinos. Ate saulutė, ate pajūrė. Na ką, o dabar, jei peržiūrėtų Zoskai Halą, paspausk like, jei kas nors sudomino, parašyk komentarą, būtent uždės subscribe ir mes sutiksim antroji daly. Iki!